iki šiandien laimėjusi komanda ne tik tai užima pirmą vietą C grupėje, bet ir turi geresnius šansus prieš visus kitus savo varžovus kitame etape, kadangi turėtų 2 įskaitinės pergalės. Ir ginčio kamuolys, po kurio lietuviai pradės pirmąją savo ataką, kadangi vokiečiai kamuolį numuša dar kylant jam į orą. Startiniai komandų penketai: Lietuva, Rimantas Kaukėnas, Ramūnas Šiškauskas, Darius Songaila, Šarūnas Jasikevičius ir Kšištofas Lavrinovičius keičia Dariušą. Startinėme penkete lietuviai pradeda suklysdami. Dabar varžovo aikštės pusėje Vokietijos rinktinės penketas: Ademola Okuladžė, Stefanas Gamanas, Deimondas Grynas, Patrikas Femerlingas ir žinoma Dirkas Novickis. Ir pirmoji Vokietijos rinktinės ataka šios dienos rungtynėse. Na kągi, po 2 dienų kol kas turėtumėm sakyti, jog viskas neblogai. 2 pergalės iš 2. Dabar Stefanas Gamanas pelno 2 taškus su pražanga, labai jau lengvai. Jis prasiveržė pro Rimantą Kaukėną ir ten nieko nebuvo po krepšiu. 2 taškai skardyti ir dar vienas baudos metimas. Prisiminus pasaulio krepšinio čempionatą galima būtų palyginti tai, kas vyksta čia ir kas vyko ten. Po 2 pasaulio čempionato dienų lietuviai turėjo 2 pralaimėjimus. Po 2 Europos krepšinio čempionato dienų čia turi 2 pergalės ir jau yra užsitikrinę vietą kitame etape. Tačiau pergalė šį vakarą prieš vokiečius yra reikalinga ir kol kas ankstesniai įvykiai čia C grupėje byloja apie tai, kad šiandien gali būti pačios sunkiausios rungtynės kol kas šiame Europos krepšinio čempionate. Ramūnas Šiškauskas iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas ir atitvertas Kšištofas Lavrinovičius nuo krepšio. Taigi Vokietijos rinktinė priekyje 2-0 ir 2 kartus apsigynė nuo Lietuvos rinktinės atakų. Sužaista jau minutė šiame mače. Dabar nepataiko iš 3 taškų zonos Deimondas Grynas ir Šarūnas Jasikevičius. Taip mestelėjo akį į priekį, ką galima nuveikti, o galima pradėti tik tai pozicinę ataką. Vokiečiai garsėja savo drausme gynyboje. Šarūnas Jasikevičius per Dirką Novickį iš 3 taškų zonos, Rimantas Kaukėnas per Ademolą Okuladžę sėkmingiau. 2-2. Sužaidus minutę ir 20 sekundžių šios dienos rungtynės. Ramūnas Budotas vakar po pergalės prieš čekus buvo labai nepatenkintas rungtynių pabaiga, buvo nepatenkinti tuo ir patys krepšininkai, tačiau niekas turbūt neprieštarautų, jog lietuviai pradėtų rungtynes taip pat kaip vakar prieš čekus. Įspūdingomis uraganinėmis atakomis ir taiklių metimų lavina. Dirkas Novickis ir prieš jį Darius Songaila. Nepataiko Dirkas Novickis, laimėta pirmoji mikrodvikova. Šarūnas Jasikevičius, koks perdavimas ir Darius Songaila lengvai, niekino nekliudamas, įleidžia kamuolį į krepšį, pirmą kartą išvesdamas į priekį Lietuvos rinktinę. 4-2. Sužaidus beveik 2 minutės šiandien. Stefanas Gamanas, atrodo jam Dirkas Baurmanas patikė pagrindinę įžaidėjo poziciją Vokietijos komandoje, bent jau startinėme penkete rungtynės pradeda jis ir taip yra jau 3 kartą iš eilės ir kol kas tik tai Stefanas Gamanas yra pelnęs taškus. Dirkas Novickis, dar vienas netaiklus metimas ir šansas Lietuvos komandos atakai. Truputėlį netikslus Šarūno Jasikevičiaus perdavimas ir antroji klaida. Na, žiūrint į statistinius rodiklius, galėtume matyti labai daug gerų dalykų Lietuvos komandos žaidime, išskyrus 2. Tai yra klaidų skaičių, pagal kurį lietuvius lenkia tik tai portugalai ir taip pat prastą baudų pataikymo procentą. Prasčiau už Lietuvos komandą baudas meta tik tai Turkijos krepšininkai, teisėjo švilpukas ir pražanga atrodo Lietuvos rinktinės žaidėjui. Gali būti, jog tai bus Darius Songaila. Dabar persekiojęs Dirką Novickį. Lietuviai yra rezultatyviausia komanda šiame Europos čempionate, vienintelė pelnanti daugiau nei 90 taškų per susitikimą. Ir maža to, Lietuvos rinktinė taikliausiai atakuoja iš žaidimo, 57 procentai. Pagal tritaškius lietuvių komandos pataikymo procentas yra prastesnis tik tai už Latvijos rinktinę, 49 procentai. Ir pagal dvitaškius lietuviai užima antrąją vietą. Antroji vieta, tai yra 3 vieta Lietuvos rinktinė atitenka ir pagal atkovotus kamuolius. Tik tai pusę kamuolių jie nusileidžia šiandieniniams savo varžovams vokiečiams ir taip pat serbams. Tačiau šios 2 komandos tiesiog žaidė 5 minutėmis ilgiau šiame Europos krepšinio čempionate dėl to, kad joms teko siekti pergalių per pratęsimą. Na, iš tikrųjų, sunku ką nors prognozuoti. Lažybų kontoros teigia, jog Lietuvos komanda yra beveik 4 kartus stipresnė už Vokietijos rinktinę. Jeigu po pirmosios dienos, kada vokiečiai vos išsikapstė po pratęsimo prieš Čekijos komandą, o lietuviai užtikrintai laimėjo prieš turkus, galima buvo pagalvoti, jog Vokietijos komanda yra ne to lygio rinktinė. Dabar 3 taškai, Dirkas Novickis pirmą kartą pasižymi šios dienos rungtynėse. Tai po vakarykštės labai solidžios, labai įtikinamos vokiečių pergalės. Pagal tokią tendenciją galėtumėm lyg ir daryti išvadą, jog Vokietijos komanda yra dar stipresnė už Lietuvos rinktinę. Tačiau
Savaime suprantama, jog kiekviena diena yra nauja diena ir kiekvienos rungtynės yra naujos rungtynės. Šarūnui Jasikevičiui nepavyksta pelnyti taškų, pražangos nėra. Vokietijos komanda priekyje 6-4 ir Patrikas Femerlingas, pagrindinis vidurio puolėjas. Jam jau 32 metai ir turbūt čia turėtų pasistengti Lietuvos rinktinės priekinės linijos žaidėjai, ypatingai mobiliai rungtyniaujantis broliai Lavrinovičiai ir Darius Songaila, o dabar Ademolo Okuladžia pataiko iš 3 taškų zonos, jis kol kas yra dešinioji Dirko Novickio ranka. 2 rungtynės ir beveik abu kartus 2 dvigubi dubliai. Vakar pritrūko vieno atkovoto kamuolio, Kšištofas Lavrinovičius 2 taškai ir pražanga. Pražanga. Niekam kitam, o Dirkui Novickiai. Labai sėkmingai vakar rungtyniavo Kšištofas Lavrinovičius po tų 4 tritaškių, kuriuos jis paleido į Čekijos rinktinės krepšį. Kšištofas Lavrinovičius tapo rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės žaidėju, jo vidurkis po 2 dienų 15 taškų. Ir tai yra gera naujiena dėl to, kad viso pasirinkimo etapo metu Lietuvos rinktinėje buvo 4 krepšininkai, kurie viršydavo dviženklį taškų skaičių per rungtynes ir tarp jų Kšištofo nebuvo. Tarp jų nebuvo ir Lino Kleizos, kuris pelno 13 taškų, Jasikevičius 14, Šiškauskas, Songaila ir Kaukėnas pelno po 9 taškus. Tai yra rezultatyviausių Lietuvos rinktinės krepšininkų šešetukas. Patrikas Femerlingas praleidžia jį, dabar Kšištofas Lavrinovičius pro galinę liniją ir nesunkus Patriko Femerlingo taškai šiandien. Pirmieji 11-7. Vokietijos komanda kol kas randa spragų Lietuvos rinktinės gynyboje. Darius Songaila prieš Patriką Femerlingą. Nepavyksta pelnyti taškų Darius Songailai ir vėl tenka grįžti į gynybą. Štefanas Gamanas. Kol kas sėkmingesnė vokiečių pradžia šiandien. Dirkas Novickis ir prieš jį Darius Songaila. Meta Dirkas Novickis, toks netikėtas metimas, tačiau būtų jis netikėtas, jeigu tai būtų ne Dirkas Novickis. 5. Dirko Novickį taškas ir Vokietijos komanda priekyje 13-7. Na, daug kalbau apie Dirką Novickį, kaip jį sustabdyti ir kaip tai padaryti. Darius Songaila 2 taškai ir pražanga Patrikui Femerlingui. Skirtumas mažėja iki 4. Tačiau faktas yra toks. Dirkas Novickis vienas pats laimėti rungtynių negali. Vienas jis negali mesti nei 70, nei 60 taškų, jam reikia komandos draugų pagalbos. Kitas dalykas yra tas, jog vienas jis tikrai gali nulemti rungtynių pabaigą, jeigu ta pabaiga bus dramatiška ir atkakli taškas į tašką. Darius Songaila pataiko baudos metimą ir Lietuvos komanda jau antrą kartą štai taip su varžovų pražangomis pelno taškus. Iš pradžių tai padarė Kšištofas Lavrinovičius, dabar Darius Songaila ir rezultatas 13-10. Vokietijos rinktinės naudai įpusėja pirmasis ketvirtis, Štefanas Gamanas. Ir jo metimas nepasiekiantis tikslo, Šarūnas Jasikevičius. Vokietijos krepšininkai pasitinka Lietuvos rinktinė, tačiau čia Darius Songaila atkovojo kamuolį po netaiklaus Ramūno Šiškausko metimo ir kol kas visą tvarką po Vokietijos krepšių daro priekinės linijos žaidėjai. Darius Songaila, Kšištofas Lavrinovičius. Ir svarbiausia, jau 3 situacija, kuomet galima garsiai ir džiaugsmingai sušukti, jog tai yra 2 taškai ir dar pražanga. Ramūnas Šiškauskas priverstas atakuoti iš sudėtingos situacijos, tačiau prie jo dviese dabar buvo Vokietijos krepšininkai, o prie Dariaus Songailos, kuris pasaugojo Lietuvos rinktinės kapitoną, neliko nieko. Pataiko Darius Songaila ir baudos metimą ir rezultatas yra lygus. Taip, 13-13. Sužaidus 5 minutės ir 10 sekundžių. Rungtynėse, kuriuose sprendžiasi šios grupės laimėtojo klausimas. Darius Songaila, nors ir labai sėkmingai pradėjo rungtynės, vis dėlto ryžtasi jį pasodinti ant suolo. Dabar Ramūnas Butautas ir išleidžia Liną Kleizą. Ademola Okuladžia vakar pataikė 2 tolimus metimus į Turkijos rinktinės krepšį ir šiandien jau vieną yra pataikęs, o iki antro trūko visai nedaug. Dirkas Novickis, ir atsiprašau, Henrikas Jagla antrojų bandymų pataiso savo paties metimą ir vėl sugrąžina persvarą Vokietijos komandai. 15-13. Priekyje vokiečiai. Kšištofas Lavrinovičius, prie jo Dirkas Novickis, Ramūnas Šiškauskas, Rimantas Kaukėnas. Be abejo, Lietuvos rinktinės puolimui reikės įvairumo šiandien ir reikės ne tik tai tokių įspūdingų Šarūno Jasikevičiaus perdavimų, kurio dabar labai apmaudžiai neišnaudoja Kšištofas Lavrinovičius, bet ir rezultatyvaus ir tikslaus gynėjų žaidimo. Ademola Okuladžia
Pašokdino Kšištofą Lavrinovičių, tačiau progos metimui nėra. Novickis Koladžiai po krepšiu ir čia pažeista žingsnių taisyklė. Kleista Vokietijos rinktinė, kuri šiaip šiame Europos krepšinio čempionate klaidų daro mažiau nei Lietuvos komanda. Lietuvių klaidų vidurkis 17,5, vokiečių 6 klaidomis mažiau. 13-15. Ir aikštelėje dar vienas Vokietijos rinktinės įžaidėjas, tai yra Mitkatas Demirelis. Jis trečias pagal rezultatyvumą ir tam labiausiai įtakos turėjo pirmosios rungtynės su čekais, kur jeigu ne Mitkatas Demirelis, sunku pasakyti, kaip viskas būtų pasibaigę. Taiklus Lavrinovičiaus metimas iš 3 taškų zonos. Darijušas Lavrinovičius pasirodo aikštelėje ir smeigia tritaškį, kuris išveda į priekį Lietuvos komandą. O po to teisėjai atiduoda kamuolį Lietuvos rinktinei, kadangi prasižengė kažkuris iš Vokietijos rinktinės krepšininkų ir atrodo, kad ne tik prasižengia, bet dar ir užsidirba techninę pražangą. Ir panašu, kad tas krepšininkas yra iš tikrųjų ne krepšininkas, o Dirkas Bauermanas. Techninė pražanga jam ir Šarūnas Jasikevičius nepataiko baudos metimų, pikteli ant savęs. Panašiai buvo ir vakar, kuomet nesportinė pražanga prieš Joną Mačiulį padarius čekų krepšininkui. Šarūnui Jasikevičiui nepavyko pataikyti baudos metimų, tačiau piktis padėjo. Antrasis metimas tikslą pasiekė ir Lietuvos komanda didina skirtumą iki 2, 17-15 ir dabar šansas šiek tiek atitrūkti. Labai garsiai skamba Lietuvos vardas dabar Palma Mallorca krepšinio arenoje, kurią ispanai jau pravedė areną Lituaniją, bet tai yra paskutinėsios rungtynės ir po to jau Lietuvos krepšinio sirgaliai. Nors ir pagausėjomis gretomis be abejo sutiks rimtesnė konkurencija jau sekančiame etape, kuomet viskas persikels į Madridą. 3 minutės ir 15 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ademola Okuladžas sėdasi ant suolo. Ir čia perdavimas po krepšiu Ramūnui Šiškauskui. Rimantas Kaukėnas iš 3 taškų zonos. Taiklus Rimanto Kaukėno metimas ir Lietuvos komanda pirmą kartą šios dienos rungtynėse šiek tiek atitrūksta nuo Vokietijos. 20-15. Sužaidus beveik 7 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje. Mitkatas Demirelis. Dažniausiai metantis baudas krepšininkas šiame Europos krepšinio čempionate, kad ir kaip tai keistai beskambėtų, tačiau tose atkakliose rungtynėse su čekais jį dažnai pražangomis stabdė varžovai ir jis metė vieną baudos metimą po kito. Metimai, kurie padėjo Vokietijos komandai išsigelbėti tame susitikime. Ir dabar Ramūnas Šiškauskas priverčia antrą kartą prasižengti Dirką Novickį ir tai jau yra šis bei tas. Panašu, jog matydamas, jog paleidžia jo komandą vadžias šios tos rungtynėse pirmosios minutės pertraukėlės. Prašo Dirkas Bauermanas. Štai taip plačiai plevėsuojanti Lietuvos trispalvė Maljorkoje ir visi Lietuvos rinktinės sirgaliai. Be abejo, kupini lūkesčių, jog Lietuvos komandai šiandien pavyks pratęsti pergalių seriją. Šarūnas Jasikevičius tuo tarpu išnaudoja šią dar nežaidimo akimirką ir profilaktiškai pasikalba su rungtynių arbitrais. Ramūnas Šiškauskas dabar stoja prie baudų metimų linijos. Nepavyko jam pataikyti iš po krepšio, nepavyko pataikyti iš toli, tačiau dabar jis uždirbo antrąją Dirko Novickio pražangą ir pelno pirmosius taškus nuo baudų metimų linijos. Antrasis metimas taip pat taiklus ir Lietuvos komanda atitrūksta. 22-15, 2 minutės ir 40 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos. Ir kol kas geležinė Vokietijos gynyba, kuria garsėja ši komanda, nelabai veikia, kadangi lietuviai arti savo taškų vidurkio per pirmąjį rungtynių kėlinį. Na, gal 32 taškų įmesti ir nepavyks. Iš 3 taškų netaikliai meta Deimundas Grynas. Lietuvos komanda šiandien pataikė 2 tolimus metimus iš 4, vokiečiai pataikė tiek pat iš 5 bandymų. Vakar Lietuvos rinktinė 3 taškus metė stulbinančiai taikliai. Šiandien kol kas taip užtikrintai nepavyksta atakuoti. Dabar dar vienas netaiklus 3 taškis ir Mitkatas Demirelis jau Lietuvos rinktinės pusėje. Mitkatas Demirelis paliko jį, dabar Šarūnas Jasikevičius, tačiau Mitkatui Demireliui pataikyti nepavyksta. Ir prasideda prieš paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė Rimantas Kaukėnas. Rimantas Kaukėnas yra krepšininkas, kuris užima pirmą vietą pagal ne visai gerą statistiką. Šarūnas Jasikevičius 2 jo taškai.
Po 2 Europos krepšinio čempionato dienų Rimantas Kaukėnas yra dažniausiai klystantis žaidėjas. Per 2 rungtynes padarė 10 klaidų, tai yra po 5 vidutiniškai per susitikimą. 24-15 Mitkatas Demirelis. Ir Robertas Garetas Vokietijos komandos gretose. Prieš Ramūną Šiškauską sudėtingas, tačiau taiklus Roberto Gareto metimas. Štefanas Rikbabu ir Hamanas serga už savo komandą. Na, vokiečiai pasižymė tokia komandinė vienybė ir labai emocingai palaiko tie krepšininkai, kurie yra ant atsarginių suolo, tos, kurie žaidžia aikštelėje. Ramūnas Šiškauskas nepavyksta jam pataikyti, nepavyksta ir pakovoti dėl atšokusio kamuolio Linui Kleizai. Dirkas Novickis iš toli, netaiklus Dirko Novickį metimas ir kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Nuo Deimondo Grino rankos jis palieka aikštę, taip nusprendžia rungtynių arbitrai. Dar kartelį šis epizodas. Na, toks 50-50, kaip sakoma, tokiais atvejais. Teisėjai šiuo atveju buvo palankus Lietuvos komandai. Kleiza iš 3 taškų zonos pataiko Linas Kleiza, kuriam labai nesisekė viso pasirengimo ciklo metu, tačiau atrodo, kad dabar Lino Kleizos pataikymo procentas ir kreivė kyla aukštyn. Ir jūs matėte Joną Mačiulį, kuris atrodo galės rungtyniauti šios rungtynėse, jeigu reiks, ir tuo labiau galės rungtyniauti Europos krepšinio čempionate. Suklysta Rimantas Kaukėnas, tačiau vokiečiai liečia kamuolį ir vidurio linijos taisyklė nebuvo pažeista, taigi viskas gerai. Lietuvos komanda gali laikyti kamuolį beveik iki kėlinio pabaigos. 10 sekundžių iki jo ir Ramūnas Šiškauskas iš 3 taškų zonos. Taiklus Ramūno Šiškausko metimas ir Lietuvos rinktinė pribloškia vokiečius pirmajame kėlinyje. Jeigu ne gynyba, tai bent jau įspūdingų puolimų. 30-17 ir 2 minučių pertrauka, po kurios antrasis kėlinys. Taigi prasideda antrasis rungtynių kėlinys. Jį Lietuvos komanda pradeda be Šarūno Jasikevičiaus, Vokietijos rinktinė be Dirko Novickio. Na, jau tokia taktika pas Dirką Bauermaną. Dirkui Novickiui jis dažniausiai leidžia atsikvėpti paskutinėmis kėlinio minutėmis ir po to dar neišleidžia jo kėlinio pradžioje, žiūrėdamas, kaip klostys įvykiai aikštelėje. O jie kol kas tokie. Vokiečio ataka nesėkminga, Rimantui Kaukėnui taip pat pataikyti nepavyksta. Lietuvos rinktinė įspūdingų puolimų dabar atitrūksta nuo Vokietijos rinktinės iki 13 taškų, 30-17. Nu, ką kalbėjo vokiečiai apie šias rungtynes, Dirkas Bauermanas sakė, jog su tokiu žaidimu, kurį demonstruoja Lietuvos komanda, jie yra neabejotina šio čempionato favoritė ir turi galbūt vieną iš geriausių žaidėjų Europoje. Jis taip pavadino Šarūną Jasikevičių, tiesa prie jo taip pat prilydydamas ir Jose Manuelį Calderoną iš Ispanijos. Tačiau Dirkas Bauermanas pridūrė, jog jeigu jo komanda rungtyniaus taip drausmingai ir susikaupusi kaip vakar prieš Turkiją, ji gali tikėti sėkmės net ir prieš Lietuvos ekipą. Tačiau atrodo, kad turkai su savo žaidimu kol kas suteikia labai daug šansų visoms rinktinėms. Ir dar klausimas, ar Turkijos ekipai pavyks išbristi į kitą etapą ir laimėti prieš Čekijos komandą. Beviltiškai vakar atrodė Turkijos rinktinė ir šiandien jai paskutinis šansas, tačiau tokį pat šansą turi ir Čekijos komanda. Demolo Koladžius su kamuoliu, jis sakė, jog šiandien turėtų laimėti ta komanda, kuri darys mažiau klaidų, bet paradoksas, Lietuvos rinktinė abu kartus laimėjusi šiandien šiame Europos krepšinio čempionate numuša kamuolį Darijušas Lavrinovičius, blokuoja kamuolį Kšištofas Lavrinovičius, Štefanas Rikbabu ir pažeista 3 sekundžių taisyklė. Aplodismentai Lietuvos komandos gynybai ir rezultatas šiame kėlinyje nesikeičia. Taigi, Lietuvos komanda laimėjo prieš Turkiją 17 taškų skirtumų, tačiau padarė 7 klaidomis už turkus daugiau, 15 prieš 8. Prieš čekus lietuviai laimėjo 20 taškų persvarą, tačiau padarė 20 klaidų, tai yra 8 daugiau negu čekai. Viską kol kas Lietuvos rinktinėje kompensuodavo geresnis pataikymas, visada geresnė kova dėl atšokusių kamuolių ir visi kiti žaidimo komponentai. Nepavyksta pataikyti Darijušui Lavrinovičiui, dar vienas šansas Lietuvos komandai. Rimantas Kaukėnas, Ramūnas Šiškauskas, abu broliai ir Simas Jasaitis. Toks Lietuvos rinktinės penketas. Jagla, Stefanas Rikbabu, Robertas Garetas. Ir atrodo įskaityti šie 2 taškai. Dar kartelį jūs ekranuose Ramūno Šiškausko prasiveržimas. Be jokios abejonės jos reikia įskaityti. Nepaminėjau, Vokietijos komandoje Ademolas Koladžius, kuris taip pat šiame penkete dabar aikštelėje. Ir taiklus Ramūno Šiškausko
baudos metimas ir Lietuvos komanda toliau didina skirtumą 33-17. Niekada dar per oficialią istoriją Lietuvos komanda nėra pralaimėjusi Vokietijos komandai. Nėra pralaimėjusi ir net ne per oficialią. Ir paskutiniosius 3 kartus lietuviai žaidė prieš vokiečius, kuomet šie turėjo Dirką Novickį, tačiau Dirkas Novickis nė karto nesugebėjo išgelbėti savo komandos. 99 metais lietuviai laimėjo 10 taškų skirtumų, šį kartą netaiklus metimas. Po to 2003 metais Švedijoje pergalė buvo dar įtikinamesnė 93-71 ir Lietuvos rinktinė šventė pergalę net tada, kai jos žaidimas bangavo ir tuomet, kai nebuvo nei Ramūno Šiškausko, nei Šarūno Jasikevičiaus. Tai yra pasaulio krepšinio čempionate Japonijoje paskutinėse rungtynėse dėl 7-osios vietos. Tiesa, tada abi komandos leido pažaisti visiems krepšininkams ir Dirkas Novickis jau žaidė be ypatingos motivacijos ir mažiau nei įprasta. Ramūnas Šiškauskas sėdasi ant suolo, grįžta į aikštę Šarūnas Jasikevičius. Pražanga Darijušui Lavrinovičiui. Antroji šiandien. Šarūnas Jasikevičius. 5,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Geriausias rezultatas kol kas po 2 dienų Europos krepšinio čempionate. Ir dar galėtų jis būti ir geresnis, jeigu komandos draugai pagautų visus jo kartais iš tikrųjų neįtikėtinus perdavimus. Ir dar viena pražanga. Dabar prasižengia Darius Songaila, labai sėkmingai pradėjęs rungtynės šiandien. Ir sėdasi ant suolo Janas Henrikas Jagla. Jis yra tas naujosios kartos Vokietijos krepšininkas, jam 26 metai. Ne taip jau ir mažai, tačiau palyginus su komandos draugais, kai kuriems net 32-31, jis tikrai jaunas. Ir jam dar viskas prieš akis, skirtingai negu daugeliu Vokietijos nacionalinės rinktinės krepšininkų, kurie kartu rungtyniauja jau labai ilgą laiką. Demolo Kuladžia. Dabar lietuviai suteikė progą vieną po kitos Vokietijos komandai. Tačiau nei Okuladžia, nei Dirkas Novickis tomis progomis nepasinaudoja. Ir čia pražanga Štefanui Arikbabu, kuris paskutinę akimirką pateko į nuvažiuojantį traukinį ir buvo pakviestas į vokiečių 12-uką, kadangi iš jo netikėtai po medikų apžiūros ir po širdies ritmo sutrikimų iškrito Svenas Šulce. Nu kągi, Vokietijos komanda per 3 minutės šiame kėlinyje kol kas nėra įmetusi nė taško. Lietuviai irgi įmetė 3, tačiau mūsų rinktinė priekyje 16 taškų skirtumų. Ir dar viena pražanga Štefanas Arikbabu. Jis vyriausias savo komandoje, jam jau 35. Dirkas Bauermanas 3 kartus būdamas už vairo Vokietijos rinktinėje pralaimėjo Lietuvos komandai. Tiesa, visi tie 3 kartai buvo pralaimėti Antano Sereikos vadovaujamai komandai, jo dvikova su Ramūnu Butautu dabar pirmoji. Šarūnas Jasikevičius pranerė pro kelis krepšininkus iš karto ir pelno 2 taškus, 35-17. Po Šarūno Jasikevičiaus reido 5 taškai Šaro sąskaitoje šiandien ir 6 minutės ir 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Okuladžia. Dirkas Novickis ir Lietuvos komanda artėja prie to 4 komandinių pražangų limito. Dar kartą prasižengia Darius Songaila, per anksti jis gauna 3-ąją pražangą ir gali būti, jog šiandien Lietuvos rinktiniai teks pamėginti dar ir kitus krepšininkus, kurie galėtų stabdyti Dirką Novickį. Galbūt tai yra Jonas Mačiulis, nors turėtų būti jam labai nelengva. Pirmas dalykas, trauma turėtų vis tik jaustis, antras dalykas, jis neturi patirties rungtyniaujant su tokiais žaidėjais. Dar viena kandidatūra, galbūt ir Paulius Jankūnas, kodėlgi ne. Šiame Europos krepšinio čempionate Paulius Jankūnas žaidė viso labo porą minučių. Tačiau šiandien galbūt ta diena, kada jis gali būti reikalingas, bent jau kalbant apie gynybą. Linas Kleiza. Kandidatūra numeris 2, gintis prieš Dirką Novickį po Dariaus Songailos. 35-19 po Dirko Novickio 2 taiklių baudos metimų. Jasikevičius. Ir atrodo žingsnius fiksuoja Šarūnui Jasikevičiui rungtynių teisėjai.
klaida ir tenka grįžti į gynybą. Na, galbūt. Ir sužingsniavo Lietuvos rinktinės įžaidėjas. 4 minutės sužaistos. Antrajame rungtynių kėlinyje Novickis prieš Ramūną Šiškauską. Štefanas Gamanas iš 3 taškų zonos ir kol kas Dirkas Novickis paramos iš savo komandos draugų, bent jau taikliais metimais sulaukė labai nedaug. Na, tiesa, vokiečiai pagirtinai kovojo po krepšiu ir jau ne pirmą kartą jiems pavyksta laimėti tas dvikovas po Lietuvos rinktinės krepšiu po savo pačių netaiklių metimų. Linas Kleiza dabar prasižengė, kadangi Lietuvos rinktinė turi jau daugiau negu 4 komandinės pražangas. Ademola Okuladžė stoja prie baudų metimų linijos. Į čekų krepšį įsimetė 13 taškų ir atkovojo 11 kamuolių. Į turkų komandos krepšį įmetė dar 13 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Taigi jis antras pagal rezultatyvumą savo komandoje. Po be abejo Dirko Novickio, kuris yra apskritai rezultatyviausias šiame Europos krepšinio čempionate kol kas. 29,5 taško per rungtynes. Sumeta abu baudos metimus Ademola Okuladžė. Skirtumas mažėja iki 15 ir keičiasi krepšininkai Vokietijos komandoje. Sėdasi ant suolo Johannesas Herberis. Nieko ypatingo nenuveikęs per tas kelias minutės ir grįžta į aikštę Robertas Garetas. Kleiza, Simas Jasaitis, Šarūnas Jasikevičius. Laukia, kol atsidengs Simas Jasaitis. Šis nesiryžta atakuoti. Čia kitoks sprendimas ir pražanga Ademola Okuladžiai. Ramūnas Butautas. Jūsų ekranuose. Be abejo, pagrindinis uždavinys ruošiantis rungtynėms su Vokietija. Tai yra Dirko Novickio klausimas. Na, be abejo, Dirko Novickio visiškai išjungti nepavyks. Kažkiek taškų jisai surinks, tačiau reikia, kad tų taškų nebūtų pernelyg daug. Ir svarbiausia, jog jis būtų atkirstas nuo kitų komandos draugų pagalbos. Be tos pagalbos Vokietija be abejo laimėti negali. Net ir turėdama Dirką Novickį savo sudėtyje. Šarūnas Jasikevičius dar kartą išmaudo savo oponentus ir stoja prie baudų metimų linijos. Pataiko šį kartą Šarūnas Jasikevičius pirmąjį baudos metimą. Na, šiek tiek lėtesnė antrojo ketvirčio pradžia. Iš tikrųjų, tas lėtesnis žaidimas, bent jau šios rungtynėse, palankesnis yra Vokietijos komandai, kuomet pirmojo kėlinio pabaigoje lietuviai pradėjo bėgti ir daryti tai labai greitai. Vokiečiai nebesuspėjo gaudytis, kas yra kas. Ir per tą laiką Lietuvos komanda įgijo solidžią persvarą ir ją išsaugo. Ir šiame kėlinyje pražanga Simui Jasaičiui, atrodo jam. Galima girdėti, ką sako Šarūnas Jasikevičius savo komandos draugams. Jau užtenka prasiženginėti, kadangi turime 4 komandinės pražangas. Ir tos pražangos prieš, tarkim, Dirką Novickį tikrai tik tai palengvina Vokietijos komandos užduotis. Iki štai šių rungtynių Dirkas Novickis metė 14 baudos metimų ir iš jų prametė tik tai 2. Šiandien irgi kol kas meta 100%. Simas Jasaitis vakar 2 tritaškiai į Čekijos rinktinės krepšį reikalingų laikų. Apskritai vakar Simas Jasaitis, Linas Kleiza ir Kšištofas Lavrinovičius ketvirtajame kėlinyje, kuomet čekai dar bandė kabintis, pataikė kiekvienas po 2 tritaškius, taip užbraukdami bet kokias čekų viltis ir nepalikdami jokių šansų vakarykščiams priešininkams. O Dirkas Novickis vėl sumeta abu baudos metimus ir mažina skirtumą iki 14 taškų. 37-23 sužaidus pusę antrojo kėlinio. Linas Kleiza. Šarūnas Jasikevičius pro Deimandą Gryną. Pražanga Deimandui Grynui, kuris yra vadinamas vienu iš geriausiai besiginančių krepšininkų Vokietijos komandų, ypatingai stabdant varžovų gynėjus. Tai būtų, tarkim, Ibrahimas Kutlajus, ar tai šiuo atveju Šarūnas Jasikevičius, tačiau Šaras laimi dabar mikro dvikovą ir stoja prie baudų metimų linijos, kadangi vokiečiai taip pat yra prasižengę daugiau nei 4 kartus ir tęsia šią baudų metimų seriją Šarūnas Jasikevičius. Jis pelnė 8 taškus šios rungtynėse ir 5. Dabar jau 6 iš jų antrajame rungtynių kėlinyje, kuriame be Šarūno Jasikevičius kol kas yra pasižymėjęs tik tai Ramūnas Šiškauskas.
39-23. Štefanas Hamanas. Ir Robertas Garetas. Ademola Okuladžia arčiau krepšio. Ten Lietuvos aukštaūgių rankų miškas. Guli Ademola Okuladžia ant grindų, tačiau atrodo nieko baisaus nenutiko. Linas Kleiza, šansas jam. Ir išnaudoja šį šansą Linas Kleiza. Taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Lietuvos komanda priverčia paprašyti Vokietiją dar 1 minutės pertraukėlės. Šarūno Jasikevičiaus statistika apskritai sudėjus visus jo pasirodymus šiame Europos krepšinio čempionate ir dominuojantis Lietuvos rinktinės puolimas prieš Vokietijos bandymus apsiginti. Dirkas Bauermanas bando surikiuoti savo komandą, bando ją užvesti kovai, bando surasti galimybių, kaip reikia kautis su Lietuvos komanda, tačiau visi tie bandymai kol kas pasibaigia nieko. Nu, čia Dirko Novickio statistika, 59 taškai jau iki šiol. Ir dabar klysta Lietuvos komanda po savojo krepšių. Ir antrą kartą štai taip Štefanas Hamanas išnaudoja atsidariusi koridorių link krepšio. Ir antrą kartą pelno 2 taškus su pražanga. Dar prasižengia be abejo ne Deimantas Grynas, pražanga Simui Jasaičiui. Ir Štefanas Hamanas stoja mesti dar vieno baudos metimo. Ir jis yra netaiklus, kaip ir pirmojų atveju nepavyksta pataikyti Štefanui Hamanui. Krzyštofas Lavrinovičius atkovojo kamuolį ir atiduoda jį į saugias ragas. Tai yra Ramūnui Šiškauskui. Ne visada galima pasitikėti ir jo pasirodo taip. Atrodo, kad pažeidžia vidurio linijos taisyklę Ramūnas Šiškauskas, darydamas klaidinantį judesį ir atsigręždamas truputėlį atgal. Tokia visai nereikalinga klaida, tokia, kurios tikrai galėjo ir nebūti. Ademola Okuladžia, blokas jam, pražangos nėra, galima žaisti toliau. Lietuvos rinktinės baudos aikštelėje Vokietijos krepšininkams sunku, o iš toliau irgi pataikyti jiems šiandien anaitol nesiseka taip gerai, kaip norėtųsi. Jasikevičius nėra galimybių atiduoti kamuolį kam nors, tačiau Šarūnas Jasikevičius jau ne kartą šiame Europos krepšinio čempionate pademonstravo, jog jeigu yra taip, tada jis gali pelnyti taškus ir pats, o tada varžovai vėl priversti gintis prieš jį aktyviau, suteikdami progų organizuoti žaidimą. Simas Jasaitis surizikavo, Ademola Okuladžia meta iš 3 taškų zonos, tačiau nepataiko ir pražanga Ramūnui Šiškauskui. Antroji šiandien. Dar kartelį šio epizodo pakartojimas. Ademola Okuladžia meta iš toli. Sunkoka būtų paaiškinti šią pražangą, bet buvo atveju, kada lietuvių autoritetas, tarkim, Šarūno Jasikevičiaus suveikė anoje aikštės pusėje, dabar galbūt Dirko Novickio autoritetas padeda vokiečiams gauti 2 papildomus baudos metimus ir juos meta Dirkas Novickis. Šią vasarą, kaip jokia kita, pailsėjęs 2 mėnesius be krepšinio, pakeliavęs po Australiją ir kol kas atrodantis šviežiai. Šiandien jau 10 taškų ir pusė jų nuo baudų metimo linijos. Pataiko ir šį kartą po baudos metimus Dirkas Novickis, 44-27. Ademola Okuladžia su Patriku Femerlingu ant suolo. Rimantas Kaukėnas. Šarūnas Jasikevičius prieš Mithatą Demirelį. Dar kartą fiksuoja žingsnius Šarūnui Jasikevičiui rungtynių arbitrai. Jeigu prieš tai Šaras nesiginčijo, tai dabar norėtų pasiginčyti. Ir vėl turbūt galima sutikti su teisėjais. Sutrepsėjo prieš pradėdamas veržtis Lietuvos rinktinės įžaidėjas Mithatas Demirelis. Priversas atmesti kamuolį atgal. Čia Robertas Garetas. Netaiklus jo metimas. Rimantas Kaukėnas. Krzyštofas Lavrinovičius taip sunkiai pagauna kamuolį ir po to netaiklus metimas. 2 minutės ir 40 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos. Sulėtėjo tempas ir skirtumas laikosi apie tuos 17 taškų. Dirkas Novickis, jo metimas iš toli, tik tai 1 tritaškį šiandien pataikė Dirkas Novickis. Dabar ir vėl jam nepavyksta.
Ramūnas Šiškauskas, Rimantas Kaukėnas. Šarūnas Jasikevičius rodo, jog kamuolys turėtų suktis į kitą pusę. Ramūnas Šiškauskas, dar 7 sekundės Lietuvos komandos atakai. Šiškauskas prieš Jaglą nusprendžia atakuoti iš toli, metimas netaiklus, Dirkas Novickis pabandė užsidirbti dar vieną galimybę dviem baudų metimams, tačiau šį kartą pražangų nėra. Iš 3 taškų zonos meta ir šį kartą taikliai tai daro Robertas Garetas. O Rimas Kaukėnas atsako taip pat taiklių metimų tiesa iš arčiau. 46-30, pusantros minutės iki antrojo ketvirčio pabaigos. Deimantas Grynas prieš Rimantą Kaukėną. Čia Jagla ir išmuštas kamuolys. Ar turėjo galimybę jį ištraukti Linas Kleiza, Šarūnas Jasikevičius čia ginčijasi štai dėl šio epizodo. Ir Dirkas Novickis akivaizdžiai buvo neteisus šioje situacijoje, tačiau rungtynių arbitrų švilpukai tylėjo. Bandydamas nuraminti pagrindinį komandos įžaidėją, Ramūnas Butautas sodino Šarą ant suolo. Gerai, kad nėra kol kas jokių techninių pražangų Lietuvos rinktinės krepšininkams ir treneriams. Dar kartą nepataiko Dirkas Novickis ir pirmasis prie kamulio Simas Jasaitis. 46-30 ir netrukus prasidėsianti paskutinioji antrojo ketvirčio minutė. Kšištofas Lavrinovičius toli nuo krepšio ir stovi dabar Lietuvos rinktinės krepšininkai. Na štai dabar pats Kšištofas Lavrinovičius įkerta į baudos aikštelę ir iš pažiūros labai nesunkiai pelno 2 taškus. 48-30. Sėkminga pirmoji rungtynių pusė Lietuvos komandai ir šiandien. Čia lieka be abejo dar visa antroji. Ir Vokietijos komanda yra ta, kuri kovoja iki galo net ir tada, kai situacija būna atrodytų desperatiška ir jau beviltiška. Ir vienintelis dalykas, kurio kol kas nepavyksta išvengti šiame kėlinyje, tai yra to padidėjusio pražangų skaičius. Ir jeigu ne tas didžiulis kiekis pražangų, ne tas didžiulis kiekis baudų metimų, dabar Lietuvos komandos pranašumas galėtų būti ir didesnis dėl to, kad iš žaidimo vokiečiams pavyksta pataikyti tik tai kartas nuo karto. Robertas, tai yra Deimantas Grynas prie baudų metimų linijos. Pataiko jis pirmąjį baudos metimą. Jo vidurkis šiame čempionate kol kas yra 7 taškai. Šiandien jam dar teks pasistengti, kad tą vidurkį įvykdytų, kadangi tik tai dabar pelno pirmosius taškus. Deimantas Grynas 48-32. Kšištofas Lavrinovičius išmuša jam kamuolio Jaglą. Jagla įdomus krepšininkas ir tai yra žaidėjas, kuris praktiškai dabar gelbė Vokietijos komandos spragas priekinės linijos pozicijose, kadangi Patrikas Femerlingas praktiškai nieko gero nenuveikė, nors ir pradėjo rungtynės startinėme penkete. Ir jeigu Jagla neprisirinks pražangų šiandien, jis gali žaisti pakankamai ilgai ir būti kur kas svarbesnis už jau netrukus išeisinti į pensiją, jeigu taip galima sakyti, Patriką Femerlingą. Jaglos antroji pražanga, Ramūnas Šiškauskas nepataiko pirmojo baudos metimo. 2 sekundės dar turi vokiečiai. Ramūnas Butautas šiandien pirmoje rungtynių pusėje neišeikvojo minučių pertraukėlių limito, tačiau dabar minutės pertraukėlė greičiau būtų naudinga Vokietijos komandai nei Lietuvos rinktiniai. Ir štai toks Mitkato Demirelio bandymas mesti, pasibaigiantis blokų ir skelbiantis Lietuvos komandos akivaizdų pranašumą po pirmųjų 2 kėlinių. Dabar didžioji pertrauka ir TV3 televizija pratęs tiesioginę transliaciją iš Maljorkos.